Ką šiandien deginsim ant laužo? Aš gal siūlau, sakykim, štuką eurų. Paskelbkim medžioklę ant Dominiko Kubiliaus. Tai va, siūlau nužudyti Dominiką Kubilių. Aš pats turiu jį apskūsti. Arba kažkas kitas, aš suprantu, kad rašai policija vertina. O de facto policija negali tirti tokio dalyko, nes tai yra vieša. Pajėgumo klausimas. Aš parašiau e-policijai pareiškimą. Jeigu man ar mano šeimai kas nors atsitiks, tai neįtarimas. Aš konkrečiai kaltinu Lauryną Kasčiūną, kad jisai yra atsakingas už mano gyvybę. Su jie tai kažkaip žiūri kaip į, kažkokį personažą, tokį gal kaip užsuktą kažkokį žaisliuką, kuris kažką kalba. Aš manau, kad galimai Kasčiūnas galbūt net buvo kažkokių medžiagų apsivartojęs, apsvaigęs nuo kažkokį, taip kalbėjo. Aš norėčiau, kad liktų tyrimą kažkokį. Socialiniai tinklai gali tiesiog išsprogdinti mūsų visus, visą visuomenę. Gali. Tikrai taip. Ir suskaldyti taip. Esat matę tokių tyrimų? Taip, tikrai taip. Viena turtingiausių moterų Lietuvoje ir taip jinai skleidžia visišką propagandą savo socialiniuose tinkluose. Ir taip pas ją į Vikondos jubiliejų suguža elitas su ilgaja, kaip Žemaitaitis mėgsta sakyti. Aš truputį įgarsinsiu, ką jinai rašo. Jinai rašo tokias ilgas paklodės. Jiems reikia savo armijos, tokios, kurios vadas prisiuostęs jų po kaldra paskleistų bezdalų užsimotų pulti Kaliningradą ar net žiūrėk kokį Smolenską. Kurtinėgi daug visokių legendų, nenoriu klausti, gal tu žinai. Aš galiu papasakot, galimai mano nuomonė. Taip. Kad, kaip su to tratu? Aš pavarysiu, kaip jie pavaro. Kad galimai mano nuomonė, jinai išlaiko tratą. Aha. Tai čia ta fasadinė pusė, o ta intimioji pusė, kad jie miega vienoj lovai. Ištratintas tratas. Ką jūs rūkot? Jau ant laužo Patreon kanale. Kaip taip? Ant pamąstymo.